Labadiena. Ši pamoka yra skirta pristatymo funkcijoms. Taigi einame į pristatymas. Laukelis yra prekių paruošimas, punktelis prekių pristatymo mokestis, tai mes įvedame mokestį, kuris bus taikomas pristatymo metu. Nemokamas pristatymas, mes galime klientams suteikti nemokamą pristatymą nuo tam tikros sumos, tarkim, jeigu klientai pas mus pirktų už 100 litų, jiems pristatymas nieko nekainuotų. Taip pat galima nemokamą pristatymą taikyti ir klientams perkantiems, tarkim, 100 kg. Čia aktualu toms elektroninėms parduotuvės, kurios prekiauja gyvūniniais pašarais, mėsa ar kita produkcija, kuri yra sveriama. Sekantis punktas yra vežėjo nuostatos, kur mes galime numatyti mūsų pagrindinį vežėją, tiesiog pasirinkdami jį iš sąrašo. Vežėjų suvedimą ir jų atvaizdavimą čia mes mokysimės truputėlį vėliau. Tada mes galime vežėjus išrikiuoti pagal kainą ar pagal pozicijas ir galime rikiuoti pagal užsakymus, tai yra didėjančiai arba mažėjančiai. Nustačius visus šios nustatymus, mes turėtume paspausti mygtuką išsaugoti. Pereinam prie kito punkto pristatymų, tai yra vežėjai. Matome, kad mūsų elektroninėje parduotuvėje šiuo metu yra sukurti 2 vežėjai. Tai pirmasis vežėjas, pristatymas būtų tiesiog žmogus turėtų atvykti į mūsų gyvą parduotuvę ir atsiimti prekes. Kitas kurjeris, tai jisai pristato mums prekes sekančią dieną. Vėlgi matome, kad tarkim tas vežėjas, kuris pristato prekes sekančią dieną, mes atžymėję esam, kad jisai visą laiką pristatinėtų prekes nemokamai, tai tada tokiu atveju į mokesčio kaštai nebūtų jokie skaičiuojami, jisai visą laiką prekes pristatytų nemokamai. Jeigu mes išjungiame šitą funkciją, tai tiesiog kainos būtų tokios, kokios yra nustatytos tam vežėjui. Dabar mes paspaudžiame pridėti naują vežėją ir pabandysime sukurti mūsų naują vežėją. Kadangi vežėjų pavadinimai irgi nėra verčiami į kelias kalbas, todėl jeigu mūsų svetainėje yra naudojamas daugiakalbystės funkcija, tai mes tada tiesiog įrašytume vežėjo pavadinimą. Pristatymo terminą mes jau turėtume įvesti visomis kalbomis, kurios yra naudojamos mūsų svetainėje. Taip pat galima įvesdami 0 nustatyti ilgiausią pristatymo užlaikymą arba įvesdami 9 trumpiausią pristatymo užlaikymą. Mes šiuo metu įvesime 0. Taip pat galime pasirinkti logotipą. Darome, matome, kad logotipas pasikeitė. Galime įvesti sekimo nuorodą, tai yra klientas paspaudęs ant šios nuorodos, tiesiog bus nukreiptas į puslapį, kuriame galės pagal siuntos numeriuką pasitikrinti, kurioje vietoje yra jo siunta. Tada spaudžiame sekantį mygtuką kitas. Taip, mes galime įjungti, kad prekių paruošimui būtų taikoma dar papildomas mokestis, tiesiog įjungdami šitą mygtuką arba jį išjungdami. Pristatymo kainą mes galime patys nustatyti kiekvienam kurjeriui pristatymo kainą. Prieš taip, nustatydami pristatymo kainą, mes nustatome bendrą pristatymo kainą. Jeigu tiesiog išjungtume, tai būtų naudojama bendra pristatymo kaina, kuri buvo nustatyta pirmame punkte. Jeigu mes šitą mygtuką įjungiame, tai kaina bus nustatoma pagal jau mūsų nustatytus tiesiog dydžius. Vėlgi, mes galime nustatyti, kad tai būtų kaina reguliuotųsi mums pagal kainą, pagal tą, kokį klientas užsakymą pateikė elektroninėje parduotuvėje, arba pagal svorį. Taip, mes šiuo metu nustatinėsime, kad pagal kainą. Sekantis laukelis yra mokesčiai.
galime įvesti, kad mums skaičiuotų mokesčius pagal mūsų mokestinę sistemą. Sekantis veiksmas yra skirtas tam, kad jeigu pas mus užėjo klientas, kuris išsirinko prekes ir nori, kad jos prekes būtų pristatytos į tą šalį, kurią mes tiesiog neįvedėme pristatymo arba mes tiesiog neaptarnaujame tų šalių, tai mes galime nustatyti, kad vežėjai būtų išjungtas arba mes galime nustatyti, kad būtų pritaikyta aukščiausia nustatyta mokestinė kaina. Ir sekantis laukelis tai yra mokestinės kainos nustatymas. Tarkim, jeigu mūsų kliento užsakymas yra iki 100 litų ir mes pristatymą darytume Europoje ir už Europos šalyse, bet nesančios Europos Sąjungoje, mes tarkim įvedame 10 litų. Tai šis mokestis būtų taikomas siuntiniams, kurių vertė yra iki 100 litų, bet nelygi 100 litų. Pridedame naują ruožą, kuris būtų taikytas kita kaino taisyklė, tai būtų daugiau nei 100 litų, bet mažiau nei, tarkim, 1000 litų. Vėlgi mes galėtume įvesti kainą, tarkim, tik Europai. Arba mes galime įvesti bendrai ir taikyti jau visoms šalims. Tarkime, jeigu mes įvestume 17. Visiems šitiems regionams, jau užsakymams, kurie yra didesni nei 100 litų, mes galime siūsti tiek į šį regioną, tiek į šį regioną ir į kitus regionus. Ir taip nustatymu mes galime pridėti, kiek mums reikia pagal mūsų pageidavimus ir poreikius. Spaudžiame tada perėjimą į kitą langą. Taip pat galime įvesti ir maksimalius pakuotės aukštį, plotį ir kitus pakuotės tiesiog standartus. Šita funkcija yra labai aktuali tiem, kai mes mokomės prekių įvedimą, kur yra nustatomos prekių ir pakuočių dydžiai. Vėlgi mes galime priskirti, kad kai kuriuos vežėjus, tarkim, rodytų tik tai mūsų marketinginiams, tarkim, klientams arba tiesiog rodytų mūsų klientams, kurie yra prisiregistravę, ar kažkokiai tai mūsų klientų grupiai rodytų šį vežėją. Ir spaudžiame sekantį. Mes matome visą vežėjo trumpą informaciją, matome būseną, kokia yra įjungta ar išjungta ir paspaudus baigti, mes baigiame vežėjo įvedimą. Tai mes turime dar vieną papildomą vežėją, kuris netaiko nemokamo pristatymo. Jeigu mes nueitume į pristatymas, grįžtume į pradinį langą, mes jau dabar galėtume pridėti vežėją vieną kaip pagrindinį vežėją, paspaudus išsaugoti. Tai tiek apie pristatymo ir vežėjų įvedimą. Dėkui Jums už dėmesį.